kodėl parapijos miršta ir kas gali jas atgaivinti. Šią temą pasaulinėme apaštalinėme gailestingumo kongrese kalbėjo kanadietis, tarptautinės parapijų revoliucijų judėjimo Dive Renovation įkūrėjas kunigas Jamesas Mellanas. Jis sako, kad parapija gali būti pamaldi, turėti ilgalaikės tradicijas, bet vis tiek pamažu mirti, todėl svarbu neužsidaryti savyje ir mokėti atrasti dalykus iš naujo. Sveiki tiems, kas klausote. Aš žurnalistas Tomas Kemzūra ir šiandien pristatau dar vieną laidą Ateities balsai – Lietuva 2050-aisiais. Gero klausimo. Kalbate apie parapijų perėjimą nuo egzistavimo prie veikimo. Kaip atpažinti, kad parapija tik egzistuoja ir palaiko esamą tvarką, tačiau nebėra gyva, auganti ir kūrybinga bendruomenė? Apsilankius parapijoje tai galima pastebėti gana greitai. Pirmiausia, verta paklausti, ar parapijos bendruomenės sudėtis atspindi miesto ar vietovės, kurioje ji veikia gyventojus. Kai pirmą kartą atvykau į dabartinę savo parapiją, apie 70% jos narių buvo vyresni nei 70 metų. Tai visiškai netitiko vietos bendruomenės demografinės padėties. Parapijoje buvo labai nedaug šeimų, o už sekmadienio mišių ribų beveik niekas nevyko. Nebuvo evangelizacijai skirtų veiklų, kurios padėtų pasiekti nuo bažnyčios nutolusius žmonės. Dauguma parapiečių neprisidėjo prie jokių tarnysčių. Įtraukti naujus žmonės buvo labai sunku, todėl visus darbus atlikdavo tie patys asmenys. Aukų surinkdavome nedaug, liturgijos nebuvo labai džiugios ar įkvepiančios, o pati parapija nepasižymėjo svetingumu. Galėjai ateiti į sekmadienio mišias ir išeiti dar labiau prislėgtas. Žinoma, dėkojame Dievui už Eucharistiją. Mišios yra mišios, nepaisant mūsų patirties, tačiau dalyvauti tokios bendruomenės gyvenime vis tiek gali būti sunku. Žvelgdamas į tokią parapiją supranti, jeigu ir toliau eisime tuo pačiu keliu, mūsų netrukus nebeliks. Kiekvienais metais bendruomenė tampa mažesnė ir senesnė. Jeigu niekas nesikeičia, galiausia nebelieka ir pačios kaimenės. Vadinasi, pirmiausia pajuntama pati parapijos atmosfera. Taip, labai greitai galima suprasti, ar parapija yra susitelkusi į save, ar atsigręžusi į kitus. Reikia pažvelgti į tai, kaip ji komunikuoja. Ar jos žinutės skirtos tik tiems, kurie jau yra bažnyčios viduje. Daugelio parapijų interneto svetainės, skelbimai ir visa kita komunikacija suprantama tik aktyviems parapijiečiams. Iš karto matai, kad tai į save užsidariusi bendruomenė. Parapija yra pašaukta būti misionieriška, atsigręžusi į išorę, tačiau dažnai ji neturi ką pasiūlyti žmonėms, kurie yra už jos ribų. Kartais, jeigu žuvis pati iššoka į valtį, galbūt jos neišmetame atgal, nors kai kurios parapijos padaro net ir tai. Tačiau Jėzus sako: irkitės į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Daugelis mūsų parapijų primena žvejų valtis pririštas prie uosto krantinės. Kaip parapija gali tapti vieta ne tik reguliariai mišiose dalyvaujantiems žmonėms, bet ir tiems, kurie yra nutolę nuo bažnyčios ar joje apsilanko tik retkarčiais? Esu didelis alfa kurso šalininkas. Tai gera vieta pakviesti žmonės, nes mišios ne visada yra tinkamiausia pradžia nuo bažnyčios nutolusiam žmogui. Eucharistijos šventimas reikalauja nemažai išankstinio supratimo. Jame gausu simbolių, liturginių drabužių, maldų ir veiksmų, kurių žmogus gali nesuprasti. Žinoma, kai kurios žmonės liturgiją gali iš karto paliesti, tačiau pati Eucharistija suponuoja, kad asmuo jau yra įvestas į bažnyčios gyvenimą. Jis suponuoja tikėjimą, žinias ir tam tikrą pasirengimą. Todėl ne visada geriausia pradėti būtent nuo mišių. Į alfa kursą galima pakviesti žmogų, kuris dar tik ieško. Ten jo laukia svetinga aplinka, bendras maistas, pranešimas ir pokalbiai mažoje grupėje, kuriuose rezgasi draugystės. Per šventąjį dvasiai skirtą savaitgalį žmogus gali patirti Dievo artumą. Vėliau jis gali pradėti dalyvauti mišiose, priimti sakramentus ir gilinti tikėjimą per katechezę.
Tačiau parapija susiduria su problema. Jeigu antradienio vakarą vykstantis alfa susitikimas yra svetingas, draugiškas, aktualus ir įtraukiantis, o sekmadienio mišių patirtis visiškai priešinga. Jeigu žmonės nėra svetingai sutinkami, o homilijos neįtraukia ir netrodo aktualios, susidaro didelis prieštaravimas. Todėl ilgainiui turime keisti ir sekmadienio patirtį. Žinoma, būtina gerbti liturgijos vientisumą, tačiau kartu turime siekti, kad žmogus parapijoje patirtų gyvą ir svetingą bažnyčią. Jūsų nuomonė, koks turėtų būti idealus kunigo vaidmuo parapijoje? Bažnyčia moko, kad kunigas išventinamas sakramentų tarnystei, ypač Eucharistijos šventimui, Dievo žodžio skelbimui ir vadovavimui Dievo tautai. Tai susiję su kunigiškaja, pranašiškaja ir karališkaja misija, kuri savo šaknis turi ir krikšte. Kunigas šią misiją gyvendina atlikdamas tai, kas būdinga jo išventintajai tarnystei, švęsdamas sakramentus, ypač Eucharistiją ir skelbdamas Dievo žodį. Kunigui labai svarbu daugiau laiko ir pastangų skirti pamokslams, kai kuriuose parapijose homilija atrodo tarsi antraeilis dalykas, ji paskubomis parengiama paskutinę minutę. Pats suprantu, kodėl taip nutinka. Kunigą nuolat užgriūva daugybė skirtingų darbų, todėl vienas pirmųjų dalykų, kurį kunigui reikėtų padaryti, neimtis dar daugiau veiklų, bet kai kurių jų atsisakyti. Reikia daugiau laiko skirti maldai ir pasirengimui homilijai. Homilija gali tapti labai galingų pastoracinio atsivertimo įrankiu. Ja galima žmonėms paaiškinti, kodėl parapijai reikia pokyčių. Dažnai pranešdami apie pasikeitimus pasakome, kas ir kada keisis, tačiau nepaaiškiname kodėl. O būtent atsakymas į klausimą kodėl yra svarbiausias. Jeigu kalbame apie misiją, galime apie ją pamokslauti, nes kiekvienas šventojo rašto skaitinys galiausiai yra susijęs su misija. Kitas svarbus kunigo uždavinys – lyderystė. Daugeliui kunigų tai nėra gerai pažįstamas sritis, nes seminarijoje dažniausiai nebuvome mokomi vadovauti. Lyderystė nėra tas pats, kas administravimas ar vadyba. Ji reiškia gebėjimą sutelkti ir įkvėpti žmonės. Galima parapijoje daryti teisingus dalykus, tačiau daryti juos netinkamai ir tai bendruomeniai labai pakenkti. Vadovaudami pokyčiams esame pašaukti eiti kartu su žmonėmis, o ne palikti juos už nugaros. Koks jūsų slaptas ginklas, kuris padeda išlaikyti parapiją gyvą? Malda ir šventosios dvasios šaukimasis. Manau, turime iš naujo atrasti šventosios dvasios dvasingumą. Kartais bažnyčioje tarsi bijome dvasios, tačiau Nikėjos tikėjimo išpažinime sakome, kad šventoji dvasia yra viešpats gaivintojas. Jeigu norime kalbėti apie parapijos gyvybingumą ir gyvenimą, turime melstis. Ateik šventoji dvasia. Turime atrasti naujų būdų melstis drauge ir vieniems už kitus, prašydami, kad šventoji dvasia ateitų su galia. Jėzus sakė, kad atėjus šventajai dvasiai būsime apgaubti galybę. Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje jis mokiniams liepia pasilikti mieste, kol jie bus apgaubti jėga iš aukštybių. Jeigu parapijų atnaujinimą mėginsime įgyvendinti vien savo jėgomis, tai nepavyks. O ką patartumėte nedidelį Lietuvos parapijai, kurioje vienas kunigas aptarnauja kelias bendruomenės, o pati parapija yra ties išnykimo riba? Manau, kad šie principai gali būti pritaikyti bet kokiomis aplinkybėmis. Pats tai mačiau. Dirbame su parapijomis visame pasaulyje, bendradarbiavame su vienu kunigu Naujojoje Zelandijoje, kuris aptarnauja 3 nedidelės bažnyčias. Jos viena nuo kitos nutolusios maždaug valandos kelio atstumu, o vienoje jų susirenka tik apie 20 žmonių. Vis dėlto jis sugeba į šias bendruomenės įnešti naujos gyvybės. Jos taip atgyjo, kad vyskupas dabar ketina šį kunigą perkelti į didesnę, daugiau galimybių turinčią parapiją. Tačiau svarbiausia, kad net ir labai mažos bendruomenės gali pradėti augti. Jėzus kalbėjo apie garstyčios grūdelį. Taip auga Dievo karalystė, maži dalykai tampa dideli.
Jėzus taip pat sakė, kad sėkla gali duoti 30-eriopą, 60-eriopą ar 100-eriopą derlių. Tikiu, kad taikant šios principus parapijos gali augti. Svarbiausia yra sveikata ir augimas. Tai, kas sveika, auga ir neša vaisių. Bendruomenė gali būti labai didelė, tačiau nesveika. Ji taip pat gali būti labai maža, bet sveika. Turime siekti dvasinės, žmogiškosios ir organizacinės sveikatos. Kalba kunigas iš Kanados Džeimsas Melonas. Laidą remia Medijų rėmimo fondas.